Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Sveiki, aš Daudas Giedraitis ir kviečiu žiūrėti laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Aš ir vėl ekrane, vėl Krepšinio pasaulyje. Noriu pasakyti, kad dabar Mačiulio krepšinio asociacija dar paminėsi, pagerbs. Lietuvos sporto žurnalistikos legendai Vidui Mačiuliui 80. Pasveikinti susirinko beveik visa Lietuva, bet aš pradėsiu nuo sveikinimo tų. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėdas. Gerbiamasis Vidai Mačiuli, sveikinu Jūs garbingo 80-mečio proga. Tai ne tik gražus jubiliejus, bet ir proga dar kartą pagarbiai atsigręžti į Jūsų neįkainojamą indėlį, kuriant ir stiprinant Lietuvos sporto žurnalistiką bei visą mūsų krepšinio bendruomenę. Jūsų balsas, žodis ir mintis dešimtmečius lydėjo svarbiausias pergalės, skaudžius pralaimėjimus ir istorinius Lietuvos sporto momentus, tapdami neatsiejama mūsų sportinės atminties dalimi. Buvote ir esate sporto metraštininkas, kuris ne tik aprašė, bet ir jautė, suprato bei perteikė Lietuvos krepšinį su išskirtiniu profesionalumu, pagarbą sportininkui ir meilę žaidimui. Jūsų darbai padėjo augti krepšinio kultūrai Lietuvoje, formavo visuomenės požiūrį ir įkvėpė ne vieną kartą tikėti, kad krepšinis daugiau nei žaidimas. Jeigu Jūsų patirtis ir toliau lieka kelrodžių jaunai sporto žurnalistų kartai, o Jūsų žodis autoritetu, kurio verta sekti. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Linkiu Jums tvirtos sveikatos, vidinės stiprybės ir oraus pasididžiavimo prasmingų gyvenimo keliu. Tegul Jūs ir toliau lydi pagarba, artimųjų palaikymas ir visuomenės dėkingumas. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Žurnalistika, sportas, aš manau, kad yra dalis meno. Čia yra meno kūrinys. Paauksuotas ženklas, kuris liks Jums prisiminimui, kad reiškia visa istorija, turbūt mūsų krepšinio nuo 93 turbūt lygai įkurta metų. Šitas ženklas Jums simbolizuos visą praeitą kelią kartu su LKL. Dabar Vidą Mačiulį pasveikinti noriu pakviesti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrę Ramintą Popovienę. Esate ne tik profesionalus, įžvalgus, bet skleidžiate nepaprastą toleranciją žurnalistikos srityje, kurios šiandien, manau, tikrai visi turime pasisemti ir mokytis. Laida Krepšinio pasaulyje šiandien yra ne tik televizijos projektas, tai yra tikras reiškinys, kuris išugdė begalę krepšininkų ir gausų būrį krepšinio aistruolių. Ir tai yra laida surinkusi nepaprastą sporto archyvą, bet tuo pačiu ir surinkusi labai nuoširdžias, labai asmeninės sportininkų istorijas, sirgalių istorijas ir juos palaikančias istorijas. Ir tai yra sporto pasaulyje neįkainojama. Tai šiandien sveikindama nuoširdžiai noriu Jums padėkoti už tokį gražų, ilgalaikį reikšmingą darbą sporto srityje ir palinkėti Jums žinoma sveikatos, energijos ir dar ilgų darbo metų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nori apdovanoti Jūs pačiu aukščiausių apdovanojimų garbės ženklu. Vienu metu sveikins ir ministrė, ir viceministras. Prašom, gerbiamas Garbauskai, kurį aš kankindavau, kaip Jūs NKL vadovavo. Ačiū už sveikinimus, o juos tęsia Lietuvos Respublikos kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Jūs esate linksmai nusiteikęs šiandien ir geros nuotaikos ir mėgstantis humoro žmogus. Aš savo kalbą perfrazavau visai kitaip. Aš turiu vyrą, kuris žaidė krepšinį ir toliau vadovauja krepšiniui. Turiu mažylių sūnų, kuris nuo ryto iki vakaro skelbia mums visas pavardės, taškus surinktus, kas kur žaidžia, kur iškeliavo, parkeliavo. Aš esu labai dėkinga pati savo, kad gyvenu Joniškyje, kur Leonas Karaliūnas yra įsteigęs tokį nuostabų krepšinio muziejų. Ir apie Jūs mes girdime labai dažnai. Tai aš labai džiaugiuosi ir kultūros ministerijos vardu sakau Jums ačiū už tai, kad Jūs esate
tiltas jungiantis krepšinio pasaulį su Lietuvos žmonių širdimis. Duok Dieve, kad aš sujungčiau tą mūsų lietuvėlę taip, kaip sausio 13-ąją, tą naktį, kaip neišėjau iš studijos, kaip mes visi buvom, kaip kumštis. Deja, krepšinis jau nepadeda. Ačiū. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Jūsų šaknis yra čia. Kulautos mokyklą baigėte, daug metų atidavėte rajono dienraščiui, laikraščiui ir mes didžiuojamės, kad Pakaunės kraštas išugdė tokią Lietuvos sporto žurnalistą žvaigždę. Noriu pakviesti ir Kėdainių rajono merą Valentiną Tamulį. Ir visą laiką žavėjausi, nes 34 metai jau jūsų laida, tai aš didžiąją gyvenimo dalį praleidau su šitą laidą jūsų viskas. Ir tikrai visada buvo miela žiūrėti, nes jūs, čia buvo paminėti tokie žodžiai, tas jūsų žurnalistinis profesionalumas, kartu ir su žmogiškumu jis yra, su jūsų tolerancija, neblėstančia energija, jūs visą laiką šypsotės, geros nuotaikos yra, ko šiandien dienai, kaip ir pats minėjote, Lietuvoje labai trūksta iš tikrųjų. Ir vad kaip pasakėte, netgi krepšinis kartais mus visų nesuvienė. Nuo Kėdainių krašto sporto bendruomenės ir palinkėti jums stiprios sveikatos ir kaip visuomet būti pačioje aukščiausioje sportinėje formoje, gyvenime, darbe, visur. Nuoširdžiai sveikiname. Kauno miesto savivaldybės sveikinimus perduos vicemeras Mantas Jurgutis. Lietuva neįsivaizduojama yra be krepšinio, o krepšinis be jūsų. Visi mes augom su krepšinio pasaulį ir leiskite man jums pasakyti, kad pasaulį kūrė legendos, todėl jūs sukūrėt Lietuvos krepšinio pasaulį ir esate legenda. Dažnai girdime, kad Žalgirio arena, kuri būna sausakimša, skanduoja 100 ir dar kartą 100. Tad palinkėsiu tai, ko dar šie krepšinio namai ir garbus svečiai nelinkėjo, tai 100. Kadangi esate geriausiai formoje, tikiu, kad tas rezultatas bus pasiektas. Na, o Kauno miesto mero visos mūsų komandos vardu, kauniečių vardu, jums miesto mero Visvaldo Matijošaičio apdovanojimas simbolis, tai yra tauriukas. Paprastai, kur aš einu, tai neina žmona, sako, ir tave be manęs pagerbs. Bet šiandien nustebau, kai pamačiau savo dukrą Vilmą, kuri užaugino Marijų Grigonį nuostabią dukrą. Ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės sveikinimus, kurios perduos ministrės pirmininkės patarėjas Povilas Saulevičius. Jūs esate pavyzdys nuoseklumo, ryžto ir atsidavimo vienai sporto šakai. Kartų kartos gali semtis kūrybinio užmojo iš jūsų darbų, patekusių į šalies žiniasklaidos istoriją. Gerbiamas Vidai, nuoširdžiai sveikinu Jūs gražaus 80-ojo jubiliejaus proga, linkiu stiprybės ir sveikatos, šviesių dienų ir ilgiausių metų. Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Noriu pakviesti asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą Mindaugą Balčiūną kartu su Vydu Gedvilu ir legendiniu treneriu Vladu Garastu. Tokios publikos turbūt neturėjom nuo krepšinio šimtmečio, kaip ir gerbiamas meras paminėjo. O iš tikrųjų ir priežastis nemažiau reikšminga. Gerbiamas Vydai, didelė garbė visų pirma ir jaudinos, ir džiaugiuos, kad turiu šią galimybę sveikinti visi kartu. Ta socialinė vertė, kurią kūrėte savo kūrybą, yra nepamatuojama, neišmatuojama. Tai esam už tai be galo dėkingi, laimingi ir nuo visos bendruomenės toj pat įteiksime jums žvaigždę Legendų alėjoje ir tai bus bent maža padėka jums nuo mūsų visų. Ačiū labai, o mūsų sveikinimą tęsia gerbiamas Vydas. 20 metų teko dirbti treneriu ir visą laiką šalia buvo Vidas. Ir tik tai vieną momentą noriu prisiminti, kadangi daug gražių žodžių buvo pasakyta, daug palinkėta, aš viskam pritariu, buvo viskas teisingai, čia nei vieno melagingo žodžio čia nebuvo pasakyta, vien tik tai pozityvas. Tai noriu pasakyti vieną dalyką, kai mes išvažiavom 97 metais Europos čempionatą, mus palydėjo gerbiamas Rimas Kurtinaitis, olimpinis čempionas ir vienintelis korespondentas, kuris mus palydėjo, tai buvo Vidas.
Teko kalbėti su jo ekscelencija prezidentu Valdu Adamkum ir man jis pasakė, būk geras, nupirk gražią vyrišką puokštę ir įteik Vidui Mačiuliui ir pasakyk daug gražių žodžių. Mes turbūt draugaujam virš 40 metų. 1979 kovo vidurys mano buvo pirmasis interviu sporto halėje, Žalgiris krito iš aukščiausios lygos ir pasirodė Vladas Garastas ir Semionas Tokeris sakė, padaryk su šitu žmogum, jisai bus vyrtreneris. Ir pasirodė time out. Taip buvo. Taip. Dabar tai jau krepšinį keičiasi, vandens pertraukėlė. Aš jau bijau, kad greit nebūtų alaus pertraukėlės. Tavo darbai visą kitasi Lietuvoje numeris 1. Ir drąsiai galiu pasakyti, kad ir Europoje tokio kito nežinau, kaip tu dirbi. Tai taip pat numeris 1. Sveikinu tave. Sveikatos nelinkėsiu, kadangi aš nežinau parduotuvė, kur tokia yra. Kad galėtum nusipirkti. Linkiu visokiojo pasiekmės ir dar, kad įgyvendytum tos žmonės, kurių gal kiti nežino, tai apie Buzelį kalba buvo. Taip, skaitau, puikus žmogus labai buvo ir reikėtų, kad visuomenė apie tai sužinotų. Nu ir kągi, sėkmės. Ačiū, treneri. Ačiū. Pirmosios dalies pabaiga. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Krepšinio pasaulyje. Tęsėme krepšinio pasaulyje ir šita laida skirta Vido Mačiulio jubiliejui. Dabar noriu pakviesti Lietuvos sporto žurnalistų federacijos prezidentą Tautvydą Vencevičių. Pirmiausia, norėčiau padėkoti asociacijai Lietuvos krepšinis, kad suringė iškilaus mūsų sporto žurnalisto pagerbimą, bet žinot, tuo pačiu ir jums visi dėl to pavydi, kad jūs turit daug sirgalių, daug rėmėjų, tai aš dar pridėsiu, kad ir turit Vidą Mačiulį, kuris tiek metų kuria laidas ir pasakysiu iš televizinės pusės, kad kurti laidas, ypač šiais laikais, 5 sezonus televizinius, tai yra labai daug, 10 sezonų yra jau sunku įsivaizduoti tikriausia, apie 20-25 sezonus jau šiais laikais niekas nekalba, bet kai tu kuri laidas virš 30 metų, tai yra, Vidai, tikrai kalbėjom su kolegom sporto žurnalistais, tai yra tikrai kosmosas, kito žodžio neradom. Tu viską turi, jis dar, žinokit, ne tik kuria laidas, bet jis dar labai Lietuvos žurnalistų sąjungos aktyvus narys, Lietuvos sporto žurnalistų federacijos aktyvus narys. Viskam užtenka laiko, energijos ir entuzijazmo, tai to ir palinkėsim, taip ir toliau. Ir dovana išskirtinis aukso medalis Lietuvos sporto žurnalistų. Joniškio krepšinio muziejaus vadovas Leonas Karaliūnas. Visi žinom tikriausiai, kad Vido vizitinė kortelė kokia. Tai yra krepšinio pasaulyje. Šis daiktas pagamintas, vakar baigtas gaminti. Žinau, kad Vidas turės greitai knygą apie save. Ir šitą knygą prašom Vidai įsidėti šitą jums pagamintą dovaną. Ir padovanot Joniškio krepšinio muziejui. Pasas meluoja, kad Vidui Mačiuliui 80. Lik visada toks jaunatviškas, kaip ir dabar Lietuvos krepšinio istorijos kūrėjau. Lenkiu galvą. Klaipėdos sportininkų namų muziejaus vadovas Algirdas Vaicekauskas. Esu sportininkų namų istorikas. Mes su Kazimieru Budriu šviesios atminties vedėm šeimų krepšinio turnyrą, kuriame beje dalyvavo ir Ardo Sabonio šeima. Tai dabar 7 turnyrai ant mano pečių ir šiemet bus 50-asis. Tai kai atvažiavė iš Šilutės, iš Šeduvos, iš Šiaulių ir visi prieina, ar bus Mačiulis, ar bus Mačiulis. Ir Ovidas taip nepasako tiesiai, kad jisai bus. Gal jeigu bus galimybė, tai ir žiūri į salės kampę, jau filmuoja. Jau tie, kurie dalyvauja, jiem džiugu, kad porą, 3 minučių reportažė parodo juos. Man šiandieną iš tikrųjų jautru, kad atstovas nuo Kauno savivaldybės sveikina ir sako, jūs suteikite jam garbės piliečio vardą. Ir tai bus labai, labai didžiausia dovana. Spalvit nereikės, bet po 5 kas rytą surepliam, sudaužai ir tikrai 100 metų sulauks. O dabar savo sveikinimus
Ir dovanas perduoda Lietuvos Respublikos Seimo nariai Jurgita Šukevičienė, Zigmantas Balčytis, Karolis Neimantas, Šarūnas Birutis ir Bronis Ropė. Jūs sveikina ir tie, kurių ne tik čia nėra, bet ir Lietuvoje šiuo metu. Sveikas, Vidai! Labai norėjom tave pasveikinti su didžiuliu jubiliejum, padėkoti už viską, ką padarėjai dėl Lietuvos krepšinio. Aš labai dėkingas už savo kartos šlovinimą ir sekiojimą po visą pasaulį. Labai didelis tau ačiū dėl visko su jubilieju. Vidai, linkim tau tos pačios energijos, pozityvo ir sveikatos. Super. Sveikinam. Vidai, sveikutis, norėjau tau palinkėti sveikatos, sulaukęs tokio gražaus jubiliejaus 80 metų, toks gražus skaičius. Norėčiau, aišku, padėkoti už, kaip sakoma, gyvenime atidavė krepšinį. Taip kad laimės ir sėkmės sulaukius tokio gražaus skaičius. Linkėjimai iš Čikagos. Sveiki, Vidai. Norėčiau pasveikinti su tuo gražiu jubiliejum, 80 metų. Tikrai didelis skaičius, bet norėčiau palinkėti to jaunatviškumo, kurį visą laiką turit su savim, kūrybinės fantazijos bei daug sveikatos. Tikrai smagu jūs visą laiką pamatyti ir dar kaip šiandien pamenu, kai buvau mažas, stebėjau jūsų laidas, negalėdavau praleisti nei vienos laidos krepšinio pasaulyje, tad tikrai labai svarbi ir graži diena. Tad dar kartą norėčiau pasveikinti ir linkėjimų skrieja iš Miuncheno. Visa. Mielas Vidai, šiandien iš visos širdies noriu Jūs pasveikinti su labai gražiu ir garbingu Jūsų jubiliejumi. Noriu Jums palinkėti geros, tvirtos sveikatos, vidinės energijos ir kūrybinio įkvėpimo, kuris Jūs lydi visą gyvenimą ir kuris daro Jūs tokiu išskirtiniu žmogumi. Aš pats, kaip ir mano visa karta, užaugome su krepšinio pasauliu. Ši laida visą laiką mums buvo daugiau negu televizija. Ji atvėrė duris į Lietuvos krepšinio istoriją, į didžiasias pergalės ir pirmuosius mūsų talentų žingsnius. Jūsų pasakojimai, šiluma ir nuoširdumas palėtė mus visus. Norėčiau Jūs padėkoti už tai, kad suteikėte mums džiaugsmą, prisiminimus ir meilę krepšiniui. Linkiu, kad Jūsų gyvenimo projektas dar ilgai džiugintų mus kiekvieną sekmadienį. Darius Dikčius, Šanchajus, Green Fighteriai, geriausi linkėjimai. Sveikinimai gražiaus jubiliejaus proga, Vidai. Pirmiausia, noriu labai nuoširdžiai palinkėti sveikatos ir geros nuotaikos. Ir žinoma, noriu Jums padėkoti už begalinę meilę ir atsidavimą krepšiniui, bei už užfiksuotas neišdildomas pergalių akimirkas. Nesustokite ir tęskite. Gero gimtadienio. Sveiki, gerbiamas Vidai. Čikagos lietuvių krepšinio bendruomenė sveikina Jūs su gimimo dienos proga, sveikina Jūs su gera energija, su geru dideliu pavyzdžiu mums visiems lietuviams, kurie myli krepšinį. Tiesiog seka Jūs, žavisi Jūsų energija. Linkime Jums išlikti tokiu, kokie esate. Didelės sveikatos Jums su gimimo diena. Krepšinio pasaulyje. Noriu pakviesti į sceną dar vieną žurnalistikos legendą, kuris ir pasikalbės su jumis. Audrius Aurusevičius. Gana sudėtinga čia kalbėti, nes Vidas Mačiulis žurnalistu pradėjo dirbti maždaug tuo metu, kai aš gimiau. Tai čia kurie tiksliai metai, kada galima laikyti tikslę pradžią? Kai suvaidinau 9 klasėje Viktoro Miliūno pjesėje į pakalnę korespondento vaidmenį, tada aš pradėjau. Tai reiškia, aš dar gimęs nebuvau. Jeigu tavęs nerodė krepšinio pasaulyje, tai dar reikia pasitikrinti, ar iš tiesų žaidėjai krepšinį. Čia pirmos rungtynės, kurias prisimenate. Man turbūt 10 metų buvo, gal truputėlį daugiau. Vis dėlto nuo mano gimtinės 15 km, autobusai turbūt per dieną vieną kartą važiuodavau, patekau į Kauną atvažiavau,
pakylu į Žalią kalną, o ten buvo krepšinio aikštelė ir Žalgiris žaidė su Vefu. Nu, jūs nežinot, kaip man širdis suspurdėjo, kaip užkūrė mane ir aš turbūt tada tapau krepšininku kabutėse, nors po to jau per radiją klausydavom su amžinatilsiu brolio, kaip iš Tbilisio ar iš kitų miestų radijas transliuodavo. Atmintis gera jūsų, tai su to ir sveikinam. Mūsų gyvenimas krepšinėje prasidėjo, bent mano kartai, su Modestu Paulausko, iki Modesto Paulausko. Kas buvo tie kumyrai? Žinot, buvo jų daug tų kumyrų, bet jie buvo puikūs krepšininkai, bet nelabai. Bet kaip atėjo Modė, žinoma, kaip atėjo po to Sabonis, labai gerai, Gediminas Būdnikas taip pasakė, bet iki Sabonio buvo krepšinis. Ir po Sabonio yra krepšinis ir jis kyla, auga ir augs, kol mes netapsim vėl Europos čempionais. Tai kasgi atvedė būtent į šitą laidą? 79 metais tas time-outas prasidėjo mano sporto halį. Niekas man nesiūlė, kaip ir apskritai, nei siūlė tos time-outus daryti 10 metų, nei to krepšinių pasaulyje, nei tų filmų Žalgirių palitėti ir be jų žodžių. Aš ir Žiedai per Tedonganų, ir kokia tu Indija, ir Šrilankos spalvos, aš negaliu. Aš išmokė 5 klasėje rusų kalbos mokytojas fotografuoti ir visą gyvenimą neturėjau fotoaparato. Nebuvo už ką, bet dabar turiu tokį, kad aš net, kai vyko ketvirto finalinis turnyras Kaune, Eurolygos, aš su telefonu paruošiau visą laidą. Kasgi svarbiausia per tuos 80 metų, ką sakytum, kad va, čia buvo mano svarbiausias gyvenimo įvykis? Žinot, man kiekviena pragyventa diena yra įvykis. Tikrai, kiekviena man laida, kiekvienoje yra kropelytė mano širdies įdėta ir apskritai, aš velniškai esu jautrus. Ir iš čia, žinot, aš juokavau vien tik dėl to, kad nuimčiau tą jaudulį. Kuris tas kitas gyvenimas toje knygoje? Man kurio mes nežinom. Sunkus gyvenimas. Viską apie kitą gyvenimą ir vingius sužinosime knygoje, tai čia ne tiek daug jau liko laukti, koks mėnuo turbūt, ne, kada vasario mėnesį knygų mūgė. Linkėdami, kaip sakoma, 100 metų, nes mes turim pavyzdžių, kad tie tikslai pasiekime, ypač su jūsų sveikata ir energija. Tai galvoju, kad bandysim gal ir susirinkti, gal šitoj salėje, gal po 5 metų. Manau, kad reikia įsipareigoti tiesiog, kad atvyksime atšvęsti 85-metį. Sveikiname, linkim geriausios sėkmės. Sveikinu su jumis žiūrovai ir toliau aš būsiu nebe laidų vedėjas, bet būsiu tik tai stebėtojas krepšinio pasaulyje. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis.